Labą dieną. Šiandien buvo patvirtintas etikos komisijos pirmininko. Noriu užduoti vieną klausimą. Jūsų požiūriu savivaldybės tarybos posėdžio reglamentas, ar yra etiškas? Koks jis dabar yra? Čia turbūt, ar jis etiškas, visiškai netelpa į tą žodžio sąvoką. Jeigu paklausimui 30 sekundžių te galima, te skirta laiko, tai čia koks čia paklausimas. Mes susirinkom tam, kad spręsti problemas, kad išaiškinti, įsiaiškinti klausimus, kurie yra mums būtini, reikalingi. Tam ir yra opozicija. Opozicija yra ne tam, kad trukdytų darbą, bet ji yra skirta tam, kad išrišti problemas, kad priimti teisingus sprendimus. Šiandien dienai opozicija yra teoriškai, bet ji veiklos vykdyti negali. Tai čia yra pozicijos pasijuokimas iš opozicijos. Tai gerai, dar prie to pačio tada. Ar iki etikos komisijos pirmininko pastebėjote mero elgesį neetiškų veiksmų? Na, apie tai jau nebėra ir kalbos. Nežinau, kaip čia man seksis dirbti, bet praktiškai čia galima kiekvieną dieną tų klausimų, kur svarstyti etikos komisijoje, surasti N. Žiūrėsime, bandysime eiti galbūt į diskusijas, galbūt reglamentą keis, ką nors, reiškia, šitaip dirbti mes negalim toliau. Ir tai ir etikos komisija, na, sakykime, bus užversta tuščiu darbu, o ne pozityviu darbu, tas, kuris duos mūsų Pagėgių savivaldybei naudą. Gerai, ačiū. Dėkui Jums. Sėdėjau.